Sveiki! Susipažinkite su Smart ID, naujos kartos prisijungimo būdu prie elektroninės bankininkystės. Norėdami pradėti juo naudotis, prasisiųskite Smart ID programėlę iš Google Play arba App Store. Atidarę programėlę pirmą kartą, užregistruokite savo Smart ID paskyrą. Pirmiausia, pasirinkite šalį bei savo banką. Užsiregistruokite programėlėje įvesdami bent vienus iš savo kontaktinių duomenų. Pasirinkite savo įprastą prisijungimo būdą prie elektroninės bankininkystės ir įveskite prisijungimo duomenis. Patvirtinkite, kad sutinkate, jog jums būtų sukurta Smart ID paskyra, paspausdami mygtuką Siųsti duomenis. Peržvelgę ir sutikę su programėlės nuostatomis, keliaukite prie PIN kodų kūrimo. Šių kodų jums reikės prisijungiant prie elektroninės bankininkystės ir atliekant pavedimus ar pasirašant sutartis. Kodus galite sukurti patys arba leisti juos sugeneruoti programėliai. Jei pasirinkote PIN kodus sukurti patys, įveskite pirmąjį kodą ir pasirinkite gerai. Tuomet įveskite savo sugalvotą PIN 2. Šiek tiek palaukite, kol programėlė sugeneruos skaitmeninį raktą, kurio pagalba veiks prisijungimo kodai. Patikrinkite ir patvirtinkite, kad duomenys teisingi. Patvirtinimui pakartokite PIN 1 ir PIN 2 kodus. Ir jūsų Smart ID paskyra bus sukurta. Norėdami prisijungti prie interneto banko, pasirinkite prisijungimo būdą Smart ID. Įvedę banko išduotą naudotojo ID ir savo asmens kodą, ekrane pamatysite kontrolinį kodą. Toks pats kontrolinis kodas pasirodys ir programėlės lange. Patvirtinkite jį, įvedę savo Smart ID PIN 1 kodą. Ir jūs jau prisijungėte. Smart ID taip pat palengvins prisijungimą prie banko programėlės. Programėlėje pasirinkite prisijungimo būdą Smart ID ir įveskite įprastą naudotojo ID bei savo asmens kodą. Šis kodas turi sutapti su tuo, kurį pamatysite atsidariusiame Smart ID programėlės lange. Jame belieka įvesti PIN 1. Džiaukitės patogiais dalykais.